Jasis per Volbalza Magic su Kašmyro O, šito tai išjung greitai. Could this be the mysterious creature that people see? Tėte, o kas čia per pabaisa? Ji tikra? But surely an animal as large as this. O, tai aišku tikra. Kaip ir krizė Lietuvoje. O kur ta pabaisa gyvena? O, Aleksiuk, toli už jūrų marių gyvena šita pabaisa. Ten vyrai su sijonais vaikšto ir dūdmaišiais groja. Turbūt išprotėjo tos pabaisos neradė. Kai užaugsiu ir būsiu didelis. Toks didelis, kad turbūt nebevalgysiu sausų pusryčių vidury dienos, nors kas ten mane žino. Nukeliausiu ir išsiaiškinsiu visą tiesą apie šitą Lochneso pabaisą. Labai gerai, Aleksai. Jeigu rasi Nesę, pasakyk, kad geriau už ją slėptis nuo mokesčių ir problemų jau neįmanoma. O tėte, kas tie mokesčiai? Oi, čia dar kita pabaisa. Tu dar nepasiruošęs tam slibinui. O, koks tas berniukas panašus į mane. Tik atrodo, kad iš kitos dimensijos. Nu tai ką? Sveikas tėti, sveikas vidinis vaikėze ir sveiki visi kiti šios visatos stebėtojai. Ką čia be pridursi? Aš prie Lochneso ežero. Bet čia ne vienas tų Tarantino filmų, kad prasidėtų nuo vidurio. Tad keliaujam į pačią pradžią. Prisidėjau pilną daiktų. Visokių puodų. Nestovėk tiesiai, neskrisi atgal. Susitiksim arba sekmadienį, arba rytoj po pietą. Be safe. Na, o dabar 5 valandos traukinyje. Tum. Prasideda atsivert Škotijos aukštumų grožis. Užuodžiat? Kvepia Škotija. Kas galėjo pagalvot, kad Škotijoje bus šalta? Būt gerai nepamesti striukės. Skamba kaip dalykas, kurį aš padaryčiau pačioj kelionės pradžioj.
Nežinau kodėl, bet kai išlipau iš traukinio, tikėjausi kažko kito. Nežinau net ko, gal. Kad žmonės su sijonais škotiškais vaikščios. Taigi, planas šiandienai labai paprastas. Gerai išsimiegoti. Todėl keliauju į hostelį, o rytoj anksti ryte iškeliausim į kitą ežero pusę. Pradėsim žygį kitoj pusėje ežero, ne Inverneso miesto pradžioj. Aleksai, kas tas Invernesas ir kur jis randasi? Invernes senąja škotų gėlų kalba reiškia Neso upės žiotys. Būtent nuo Invernes vos per keliolika minučių galima pasiekti Loch Neso ežerą. Loch Neso ežeras, nebejoju, kad visi girdėję. Loch taipogi senąja škotų gėlų kalba reiškia tiesiog ežeras. Tai Škotijoje yra pilna lochų. Žinot, ką turiu omeny. Ir nors Invernes miestas nėra didelis, jis laikomas kultūrinė sostinė visos Škotijos aukštumų. O Škotijos aukštumos tai yra dalis Škotijos įsikūrusi arba gyvuojanti šiaurės vakaruose. Škotijos šiaurės vakaruose. Daug kalvų, daug kalnų ir daug lochų. Labai tyku ir ramu šiuo dienos metu. Sakyčiau, dar ne vakaras, bet jau vakaras. Žiūrėk, Nese, kasgi čia, jeigu ne mūsų herojė, dėl kurios čia atvykom. Žūtbūt turiu pamatyti Loch Neso pabaisą. Now, from which angle exactly is it most likely that I'm gonna see the Loch Ness monster? Oh, I think it's called the doors Okay, at the yeah. inn, and from the terrace you can see the monster. Tebūnie šviesa, kurią lovą rinktis. O, vienintelė apatinė laisva. Pirma patyrusio keliautojo taisyklė. Visada rinkis apatinę lovą. Tiesą sakant, nežinau, kaip seksis žygiai su šitą kuprinę, nes aš vos ją panešu 15 minučių nuo stoties. Antra patyrusio keliautojo taisyklė - visada įsidėk daiktų, kur omažų prireiks. Nežinau, kaip vadinasi šita šviesa, bet žinau, kad būdavo senam chemijos kabinete. Atrodo kaip šuns maistas. Lęšiai ir troškintos daržovės. Labas rytas.
Nuotykių valanda išaušo. Atsikėliau 3 kartus naktį. Sapnavau apie šokius, pokius visokius. Iki autobuso turim 18 minučių. Kelio eiti, Google žemėlapis sako 17 minučių. Bet patyrusio keliautojo taisyklė 23. Niekada nepasitikėk Google Maps, ką sako. Beje, 7 ryto. Nežinau tiksliai, kiek užtruks man žygiuoti šiandien. Todėl pamaniau, kad geriau išeiti anksčiau. Na tik akiratyje atsirado pats Loch Neso ežeras. O, ten kažkur už medžių. Banana. Taigi kaipgi taipgis, mūsų žygis prasideda Fort Augustus arba Augusto tvirtovėj. Nusimato labai graži diena šiandien. Taipogi pati sunkiausia diena turbūt žygio atžvelgiu. Rytoj poryt lyja, kiek rodo orai. Kiek šulyje pranešė, interneto šulyje kiek pranešė. Važiavom nuo Inverness iki Fort Augustus, šiaurinę Loch Neso dalim. Pamačiau nemažai visokių viešbutukų ir čia tas pats. Tai techniškai Loch Neso pabaisą jau mačiau ant daug ženklų. Bet mes atvykom čia ne tai kokio ženklo pamatyt, o tikros Loch Neso pabaisos. Lūkesčiai labai aukšti. Turiu žiūronus po pažas čia ir vos progai pasitaikius bandysim užfiksuoti Loch Neso pabaisą. Nežinau ar matot, bet rodo, kad kilsim gan aukštai šiandieną. Čia tikras minų laukas. Nu va, labai gražiai atsiveria Loch Neso ilgis. Nematyt horizonto pabaigos. O mūsų tikslas nusigaut iki pačio galo. Karšta. Karšta. Dar viena patyrusio keliautojo taisyklė. Prieš ilgą žygį nusipirk naujus batus. Pavaikščiok porą minučių parduotuviai ir neprasivaikščiojęs toliau varyk į ilgą žygį. Soriukas, pamiršau jūs. Kol kas nuotaikos geros, energija plūsta per kraštus, kaip ir kiekvieno patyrusio žygeivio pobūdis.
Paslaptis yra tame, kad turi netaupyti energijos iš pradžių ir tada žygio pabaigoj stumti savo limitus per sukastus dantis. Čia dar su įdomesnėm kliūtėm. Na va ir prasideda mūsų linksmieji kalneliai. Neįmanoma čia bus. Šitie žiūronai po 4 užrakstais. Per kuprinę, per šitą. Pamirškit. Kažkokias sroves matau. Mažu ten plaukioja Nesi. Šiaip net nejuokinga. Batai tai tikrai daro pūsles. Patyrusio keliautojo ypatumai. Kaip plunksnelė kuprinė. Kaip plunksnelė. Ką tik pažiūrėjau, kiek nuėjau kelio. Buvo padaryta klaida. Šitas batonėlis net nesuteiks man energijų į priekį, čia labiau atmokėt paskolą jau energijos išnaudotos šiandien. Gal kuprinę palikt? Būtų taip paprasčiau. Ką tik pastebėjau, kad čia nėra visiškai ryšio. Tad jeigu šeimyna jaudinatės dėl manęs, man viskas gerai. Nebent šitą video žiūrit ne YouTube'ai, o radot mano kuprinę ir kamerą vidury Loch Neso žygio trasos, o manęs dar neradot. Va čia tai būtų juodas humoras.
Žiūrint į žemėlapį, tai aš dabar tolstu nuo Loch Neso. Gausis toks lankas ir tikiuosi vakare pasieksim miestelį Foyers. Ir dar nenusprendžiau, ar miegosiu palapiniai, ar teks ieškoti hostelio, kur galėčiau pasikrauti. Kol kas tai labai patinka trasa. Nesutikau nei vieno žmogaus. Tik va sakalai aplink mane ratus jau suka. Ir dar nėra ryšio. Be ryšio kelionė šita. Nematau nesės ant kuprinės vis. Nepasisuka tiek kaklas kaip apuoko. Pasakykit man, ar jinai vis dar ten. Ar jinai jau pamačius ežerą iššoko, pliumt pas savo motinėlę. Kažkoks ežeras čia irgi, bet žinau, kad ne Loch Nesas. Loch Tarf. Tarfo ežeras. Nedidelis. Kur einame su knysliuku, neklausinėkit mūsų. Nieks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. O tu ar turi skėtį? Kad geriau girdėčiau paukščius. Panašu, kad mūsų žygis tęsiasi šiuo plento. Panašu, kad ne. Kita patyrusio keliautojo taisyklė 43. Nuklysk nuo kelio bent kelis kartus, nes kitaip neįdomu. Grožį. Su savo truputėlį pailsėti. Išausiu kokį batonėlį ir keliausim toliau. Riešutai. Džiovintas mangas. Žiūrėkit, kokios mažytės mašinytės. Ir vėl įstrigau. Tai ten? Į pelkę atsisėdau. Norėjau pasakyti, kad ten yra aukščiausias taškas mūsų žygio. Aukščiausiasis taškas. Nuo čia tek į apačią, kaip ir nuo mano 25 gimtadienio.
Čia jau panašiau. Ar ten mūsų išsvajotasis ežeras? Kad jau prakalbom apie ežerą, manau pats laikas pasidalinti kokiu nors įdomiu faktu. Tai Loch Neso ežeras beveik niekada neužšąla. Nors Škotijoje žiemos gan šaltos, Loch Neso ežero gylis ir vandens cirkuliacija tiesiog išlaiko ežerą maždaug 5 laipsnių Celsijaus temperatūroje visus metus. Nors man chemija švelniai pasakius nepatiko, atsimenu vieną tokį faktą, kad 4 laipsnių temperatūros vanduo, jo tankis yra didžiausias. Vandens tankis yra labai įdomus dalykas, nes jis didžiausias ties 4 laipsniais Celsijaus. Tai reiškia, kai vanduo sušąla arba sušyla, jis tampa retesnis, o 4 laipsnių temperatūroje vanduo būna tankiausias. Dėl to jis ir būna apačioje, dugne. Ten vanduo stabilizuojasi maždaug į 4 laipsnių temperatūrą. Sakiau, kad švelniai tariant man nepatiko chemija. Bet, žinoma, realybė nėra tokia paprasta, kad kažkas nepatinka. Kai sakom, kad nepatinka, tai tiesiog supaprastinimas tikrosios realybės. Nes iš tikrųjų, tai, kai sakau, kad man nepatinka, tai yra pateisinimas, kodėl aš jos nesimokiau. Ir ar noriu tai pripažinti ar ne, aš nenorėjau mokintis chemijos. Aišku, tai ne visada kyla iš laisvos valios. Galbūt tam buvo netenkinanti aplinka, kas ten žino visas tas priežastis. Bet nepaisant visų tų priežasčių, kurios lėmė mus susidaryti įspūdį, kad mums nepatinka chemija, vis tiek turim šansą, galimybę, pasirinkimą mokytis chemiją ir norėti mokytis chemiją. Ar bet kokį kitą dalyką, aišku. Žinot, ką supratau? Kad kiekvienas kadras pirmyn atgal. Tai gaunasi, tarkim, čia paėjau 10 metrų. Tai vietoj 10 metrų, kad eičiam, tai einu 30. Nežinau, ar daryti tą klaidą ir nusiaut batus vėl. Nes kai pailsėjo pėdos, tai čia kažkoks, turi būti kažkoks, nežinau, dėsnis, kad kai pailsi, tai sunkiau paskui. Tai kai apsiaviau tuos batus, tai maniau, kad reikės taksą kviest vidury laukų. Bet šiaip ne taip, pradedi vaikščiot ir vėl tos pūslytės kimba į darbą, auga. Gale vakaro ant kiekvienos pėdos po 8 pirštus. Ką žinau, gal visai nieko. Gal rytoj greičiau eisiu. Iš skausmo nebent turbūt. Ant žemėlapio dar gan pesimistiškai atrodo viskas, bet pabūsiu sau geras ir manau, pasidarysim pertrauką, trauksiu puodus, negaminsiu, tiesiog pasišildysiu ryžių su kokiom nors pupelėm.
Puikumėlis. Kolega nuėjau. Blem, suvalgiau savo į šuns maistą panašų dalyką ir pamiršau fotkytę nušauti. Būčiau į Instagramą įdėjęs. Nusnūščiau dabar tikrai valandėlę. Škotijoje yra legalu kempint, stovyklauti. Gali miegoti gamtoj ir panašiai. Tik privalai palikti, kaip ir visur, vietą taip, kaip radai. Savygynai. Žiūrėkit, pasiekiau ranką kraniuką, palaikantį man gyvybę. Tikiuosi šitas vanduo nesibaigiantis. Situacija tokia, žemėlapis rodo eik ten. Ženklas rašo nukrypimas, bet pats tekstas tai neskaitomas. Nusprendžiau pasirinkti kelią ir pasitikėti ženklo rodyklę. Ar tai buvo klaida? Niekada nesužinosim. Nu čia rimta fiesta įvykus. Wow. Einu šituo pilku keliu ir galvoju, būtų visai nieko nukirsti šitą kelio atkarpą. Tai keliu nykštį. Gal kas nors sustos. Bet matosi horizonte aukštumos, kalvos, pavadinčiau kalvos. Nežinau, ar nusipelnę kalnų titulo. Pagal žemėlapį aš turėčiau eiti kažkur ten. Bet gal kažkas ten vyksta, kad nukreipia šitą kelią. O ar tu sustotum pakeleiviui? Priklauso nuo nuotaikos, sakai. Jau į pabaigą čia visai. Nuo ten toli. Visus tuos vingius. Aišku, pamačius tokį pakeleivį kaip mane, kai kas pagalvotų atsargiai. Tai gali būti elektroninis sukčius. Manau, kad bet kurį momentą tas medis pradės krist.
Aišku, man tai ne problema. Mano reakcijos greitesnis už formulę. Tik pim, pim, pim. Kai kristų medis, aš dar spėčiau prie jo pribėgti ir prilaikyti, kad nenukristų. O bučiuočiau, sakyčiau, stovėk, meduk. Mums tavęs reikia. Mano gyvenimo šlangelį. Plasmasės skonis toks. Jeigu taip ištiesčiau ranką, tai atidaryčiau benzino bakelį mašinai. Tiek to žygio po gamtą šiandien. Atsimenat, sakiau, kad niekada nesužinosim, ar padariau klaidą eidamas šituo keliu. Tiltas buvo nuplautas per ekstremalų orų incidentą. Nebandykite kirsti upės. Pavojinga. Taip, ir jie rašo, eikit tiesiog prie kelio tą žolyte. Nu tai mes panašiai taip ir darėm. Taip, kad intuicija manęs neapgavo. Bendruomenės lenta. Kodėl mes negalim tokių autobusų stotelių turėti? Čia kai neturi šiukšlių ir tau nereikia nieko išmest. Tada bus visur, visada konteinerių. Eilės konteinerių bus. Kai nereikia. Taip, aš visą tai suvaidinau. Štai kieme ir du šunys. Jau miela. O, čia daugiau viščiukų. Nežinau, jums būna, kai keliaujat kažkokioj nepažįstamoj vietoj, pamatot namą ar kokį nors žmogų ir tada to toks įdomu, kaip jų gyvenimas atrodo. Gali įsivaizduoti, aišku, toks smalsumas ir, nežinau, man dėl to ir patinka keliauti, ypač po tokias, pavadinkime, neturistinės vietovės, kur paprastai nepamatytum tų gyvenviečių. Kiek daug džerių. Bet kaip sakiau, man jaudintis nereikia, jeigu juos paleistų mano reakcijos greitis. Aš jau būčiau ant tų girgždančių pušų viršūnių.
Va kur nesi. Jo pametus kaklą. Aš irgi pametęs kaklą jau. Bet džiugina širdį informacija, kad tas Fajers miestelis jau visai netoli. Miegosiu šiąnakt palapiniai. O ko ne? Matot, komunikuoja. Sako, eik iš čia. Kaip tu manai, iš čia praeisiu? Teks apsisukt. Man visai patinka šitas miškelis. Man atrodo, čia ir apsistosiu nakčiai. Kurau į tą medį ir galvoju, jeigu kris, reikia pasitraukti truputį į šoną, palapinę. Nes kad ir kokia greita mano reakcija, miegantis dar neišmokau reaguoti. Dar viena patyrusio keliautojo taisyklė. Pasiskolink palapinę iš draugo ir net nedrįsk patikrinti, ar viskas joje yra. Čia toks karstas. Jūs esat matę? Tokia logikos dėsniai. Čia visa šeima tilptų, man atrodo. Tiek šios dienos Evangelijos šventos. Aš esu avių lauke, man atrodo. Tai vienintelė užduotis – neįsilipti į miną. Nes tada sproksiu. Kas išrado basas kojas yra genijus. Ai, pala. Kur čia galėčiau pasikrauti? Jeigu parodyčiau dabar puslę savo, tai YouTube iš karto išimtų šitą video. Bet mažiau verksmų, daugiau maisto. Gali atvažiuot pasimt. Šiandien Alekso virtuvėje lęšiai su kažkokiais indiškais prieskoniukais ir geltoni ryžiai su daržovėm. Kodėl geltoni? Tokia jau jų spalva. Turiu pasakyti, kad visai skanu. Labai skanu. Jau pradeda truputį šalčiau darytis. Kūnas atvėsta. Rytoj laukia nemažas iššūkis. Pamatyti Loch Neso pabaisą. Pagaliau pamatysim Loch Neso pabaisą. Tikėkit. Tikėkit. Labanakt. Sveiki atvykę į mano prašmatnybės įsikūnijimą namą. Nu, ankštoka truputį. Čia scrollini Facebook'e ir skelbimas parduodu 3 kvadratų namą, labai gražioj vietoj, kilnojamas turtas. 405 000.
nesiderinama. Bet stogas yra stogas. Kol ant manęs nelyja ant galvos, aš būsiu laimingas. Dabar jau tikrai labanakt. Palikau vakar šitą stogelį atidengtą iš palapinės išorės. Taip pagalvojau sekundai, kad jeigu pradės lyt rytą, tai gali ant manęs lyt. Tai po vieną lašelį dabar taip baksnoja. Panašu, kad reikės laukt, kol baigsis lietus. Kol atsidarys kavinukė, einam pažiūrėti krioklių. Šį rytą norėčiau pakalbėti apie kaukes, apie bandymą būti savimi. Labai dažnai girdime tą frazę tiesiog būk savim. Lyg tai būtų paprasčiausias dalykas pasaulyje. Bet tiesa yra, man atrodo, kur kas sudėtingesnė. Mes sekam tam tikras istorijas ir mitus, kurie formuoja mūsų įsivaizdavimą, kuo turėtume būti. Jog tu turi būti tam tikras žmogus, jog būtum priimtas ir suprastas. Ir apie tai daug nesusimaščiau iki tol, kol neatsistojau prieš kamerą. Pirmą kartą paspaudęs filmuoti mygtuką pastebėjau, kad nejučia pradedu galvoti, kalbėti ir elgtis visai kitaip. Sekdami šiomis istorijomis ir bandydami būti kuo nors kitu, mes komunikuojam tą pačią žinutę į mūsų išorinį pasaulį, į visiems, kurie mus mato ir girdi. Ir kaip užburtas ratas, mūsų istorija toliau varo šitą variklį. Tad kaip būti savimi, kaip ištrūkti iš tų istorijų, kurias mums seka visuomenė ir kurias mes sekam patys savo. Filmavimas man tapo praktika. Praktika būti truputį sąmoningesniam. Pastebėti, kada mano protas nori užsidėti tam tikrą kaukę ir bandyti atgauti tą kontrolę bei sugriauti įsivaizdavimą, koks aš turėčiau būti. Galų gale kartais tiesiog padėti tas kaukės į šoną ir būti toks, koks esu čia ir dabar. Apie kokias aš kaukės čia kalbu? Neabejoju, kad žinot Jimą Carrey iš labai daug komedijų, kurios suformavo ne mano vieno humoro jausmą. Jimas Carrey's kalbėjo apie tai, kad mes taip pat dėvime kaukės. Ne kaip aktoriai, o kaip paprasti žmonės. Vieną kaukę mes užsidėsim prieš draugus, o kitą prieš nepažįstamus. Tų kaukių yra begalybė ir jos mums padeda užmegzti ryšius, pralinksminti draugą, o kartais tiesiog apsisaugoti. Kaukės nėra kažkoks svetimas dalykas, juk nuo neatmenamų laikų mes darėm ritualus ir ceremonijas, vaidindavome
nuo graikų teatro iki šiandienos moderniausių filmų, kaukės nėra blogas dalykas. Tačiau tas principas, kaip veikia kaukės, gali mums pakišti koją. Tad tiesiog būk savim. Dar 20 minučių, kol atsidarys kavinė. Pradėkime šią dieną taip pat su dar vienu faktu apie Lochneso ežerą. Tai Lochneso ežero ilgis driekiasi net 36 kilometrus, o gylis giliausioje vietoje siekia net 230 metrų. Palyginimui, Tauragnas, giliausias Lietuvos ežeras, siekia 62,5 metro. Būtent šis Lochneso gylis leidžia Lochneso pabaisai išlikti nepastebėtai. Taip pat Lochneso ežero talpa yra apie 7,4 milijardo kubinių metrų. Tai reiškia, kad galėtume sudėti visus pasaulio žmonės į šį ežerą bent kelis kartus. Nemeluosiu, jaučiuosi kvailai dėl tų batų, bet, kaip sakoma, kai gyvenimas tau duoda apelsinus, pasidaryk apelsinų sulčių. Tai dabar einu į kavinę ir pažiūrėsim, gal jie turės apelsinų sulčių. Ką tik įvyko bent top 10 šlykščiausių dalykų, kuriuos man yra tekę patirti. Ten yra šliužas, jau negyvas. Ir aš nežinau, mano batai buvo lauke. Ir ką tik išsioviau batus ir žiūrėjau, kad pasižiūrėjau, kas viduj. Žodžiu, surišat galą su galu. Tai man tai dar nieko, bet kaip šliužų jaustis. Prašviesėjo ir nuotaika, ir oras. Atvykom į stebėjimo tašką. Eina savo, kokio dydžio. Lochnesas. Ežeras, kurio vardą žino beveik visas pasaulis. Būtent čia gimė legenda apie Nesę, paslaptingą būtybę, apie kurią pasakojama jau šimtmečius. Neryškios fotografijos, sensacingos laikraščių antraštės ir iš lūpų į lūpas perduodamos istorijos sukūrė vieną garsiausių pasaulio mįslių. Tačiau kas tai iš tikrųjų? Senovinis padaras išlikęs iki mūsų dienų ar tik žmogaus vaizduotės kūrinys? Šios legendos šaknys siekia net 6 amžių. Pirmasis rašytinis pasakojimas apie keistą padarą Lochneso vandenyse datuojamas 565 metais. Šventas Kolumbas, vienas pirmųjų krikščionių misionierių Škotijoje, savo užrašuose aprašė susidūrimą su tamsia būtybe, puolusią vietinį gyventoją. Pasak legendos, jis pakėlė ranką, sukalbėjo maldą ir padaras atsitraukė į gelmes.
Taip gimė pirmoji žinoma Loch Neso pabaisos istorija. Tikrasis susidomėjimo sprogimas įvyko 20-ame amžiuje. Iškirtus pakrantės medžius ir nutiesus kelią palei ežerą, žmonės pradėjo dažniau pastebėti neįprastus reiškinius vandenyje. Netrukus pasaulyje apskriejo garsioji chirurgo nuotrauka. Neryškus juodai baltas siluetas, išnyrantis iš vandens ir primenantis ilgo kaklo pleziozaurą. Šis vaizdas akimirksniu sužadino visuomenės vaizduotę ir pavertė Nesę pasaulinę sensaciją. Per kelis dešimtmečius Loch Nesas tapo intensyvių tyrimų vieta. Mokslininkai ir entuziastai siūlė įvairius paaiškinimus. Nuo didelių žuvų ar plūduriuojančių rąstų iki bangų ir optinių iliuzijų. Siekiant atskleisti tiesą, buvo organizuojamos didelio masto ekspedicijos. Ežero gelmės skenuotos sonarais, naudotos povandeninės kameros, o vėliau atliktos ir vandens DNR analizės. Nors kai kurie tyrimai užfiksavo didelius judančius objektus, aiškių ir neginčijamų įrodymų taip ir nepavyko rasti. Mįslė išliko. Nuo senovinių metraščių iki šiuolaikinių dokumentinių filmų ir turistinių suvenyrų, Nesė tapo neatsiejamų Škotijos simboliu. Ši legenda gyva ne tik kaip neišspręsta paslaptis, bet ir kaip žmonių troškimas tikėti, kad pasaulyje vis dar yra nepažintų vietų ir neatskleistų paslapčių. Kol kas Loch Neso pabaisos nė pėdsako. Bet, žinot, aš pražiopsojau tikrai ne vieną Loch Neso pabaisą savo gyvenime. Jeigu netyčia aš nemačiau Loch Neso pabaisos, o jūs užmatėt, tai parašykit vaizdo įrašo laiką, kada Loch Neso pabaisa matosi ir atsiųsiu jums relikviją iš šios paslaptingos ir gan graudžios istorijos. Dar vienas įdomus faktas. Į Loch Neso ežerą iš šalia esančių kalvų subėga durpynų vanduo, prisotintas įvairiomis organinėmis medžiagomis. Todėl Loch Neso ežeras yra beveik visiškai juodas. Dėl to jo matomumas yra beveik nulinis. Tobula vieta pasislėpti bet kokiai paslaptingai būtybei. Rytoj sekmadienis. Planavau atvažiuoti autobusu į Dorės miestelį, iš kur galėčiau pastebėti Loch Neso pabaisą dar kartą. Tačiau panašu, kad autobusai rytoj nevažiuoja. Kas galėjo pagalvoti, kad sekmadieniais nevažiuoja autobusai? Nusprendžiau eiti iki Dorės miestelio, iki ten 2 valandos ėjimo, kad jau užsiauginom tas pūsles, tai iki galo. Einam iki galo. Wow. Jūs tik pažiūrėkit. Reiks apsisukti. Yes! Būdamas gamtoj susimastau, kad kartais tiesiog užmirštu apie save. Žinot, ta vadinamoji zona,
kai būni čia ir dabar, tam momente. Ir nebegalvoji apie save, apie tą aš. Nes pasijauti kažko didesnio už save dalimi. Ir kas vis dėlto yra tas aš? Galvodamas apie save, negaliu negalvoti apie prisiminimus, kurie mane suformavo. O tie patys prisiminimai buvo suformuoti tiesiog būnant. Kad ir dabar aš vaikštau po šitą miškelį ir kuriu prisiminimą. Tiesiog jausdamas per savo akis, kvapą, klausą, prisilietimą ir mintis. Tai kur yra tas aš? Nes jeigu ieškai to aš, nerandi nieko apčiuopiamo. Tad jeigu mes esam mūsų prisiminimai, patirtys, vadinamoji asmenybė ir visa kita, tad gal buvimas savimi reiškia tiesiog būti toks, koks esi čia ir dabar. Tai, ką galvoji, tai, ką nori pasakyti. Manau, didelė dalis to ir yra buvimas savimi. Aišku, atsiranda ta vadinamoji laisvė ir apibrėžimas laisvės. Gali daryti, ką nori, tol, kol tai nepakenkia kitam. Tad buvimas savimi turbūt reikalauja ir būti geram kitiems. Ta pasakius, būtent dėl to, kad aš esu toks, koks esu, nepriimkit visko už gryną pinigą. Čia yra tik mano patirtis, mano nuomonė ir mano pasaulėžiūra. Galų gale mano kelias išsiaiškinti, ką man reiškia būti savimi, būti laimingu ir taip toliau. Bet ką noriu, kad išgirstumėt, kad būti savimi yra svarbu ir užduoti klausimus, kurie galbūt neatneš greito atsakymo, taip pat yra svarbu. Klausimai mus veda į priekį, o ėjimas į priekį galbūt ir yra visa prasmė. Ar tu esi savim, ar tu nesi savim, visiems žmonėms neįtiksi. Tad kodėl tiesiog nepabandžius ir nebūnant savim? Taip, tu turbūt esi labiau pažeidžiamas, kai esi savimi. Bet tu turi vieną gyvenimą. Kas jei ne tu bus tavimi? Mes negalim gyventi kitų žmonių gyvenimo. Gyvenimas tam per trumpas. Wow, kas čia per keisti žirniai? Ar čia tiesiog normalų žirniai? Ar visada būna plaukučiai ant jų? Citisus scoparis, dar vadinama šluotsmilge arba tiesiog šluočiu. Krūmas turi plonas žalias šakas, ant šakų kabo daugybė plokščių ankščių, kurių kraštai apaugę baltais plaukeliais. Pavasarį žydi ryškiai geltonais žiedais. Šis augalas priklauso pupinių šeimai, todėl jo ankštys primena žirnių ar pupų ankštis. Jau žinau, kad čia yra paprastasis šluotis. Jeigu yra paprastasis šluotis, tai yra ir kietasis. Ką jis tipo pradės repuot, kai prieisi.
Toks jausmas, kad čia buvau. Paslaptingas tas mūsų protas. Ar čia tai, ką vadiname dežavų? O! Matau laivą. Kaip čia tą Lochneso pabaisą prisišaukti? Lochnesiuk, pabaisiuk, atsiirk, neužtruk. Šiandien pabaisėlė pietų, šiandien žuvelių keptų. Nesibaigiantis vanduo. Bent šitą pasiėmiau. Gerai, kad turiu vandens nesibaigiantį limitą, nes tektų semtis iš čia. Pavirščiau ožiuku, man atrodo. Jeigu čia būtų žaidimas, tai va dabar prieš 5 sekundės būčiau atsirakinęs naują pūslę. Žinot tą jausmą? Žinot, galvoju apie 3 valandas nuo dabar, kaip nusiausi batą ir pasisveikinsi su nauju draugu. Čia šiaip sugalvojau nusiaut batus, susiliet su žeme, išleisti visą savo stresą ir susikaupusią energiją į žemę. Arba tiesiog nutrynė kojas. Čia toks truputį nusikėlimas į Druskininkų trasą ant tų pėdučių, kur eini rateliu. Tai čia jau kokia 4. trasa jaučiu. Dar tokios nebuvo tikrai Druskininkuose. Dabar kažkur žygeivis eina netoliese ir galvoja, oho, kas čia per paukštis. Tiesiog Michaelo Jacksono garsai išeina net neplanuojant. Šitą trasą vadinu Lego detalėlės ant grindų. Rojus mano pėdutėms. Paskutinė atkarpa keliu liko. Tad aunuosi šituos batus paskutinį kartą. Šitam jausmui puikiai tiktų žodis agonija. Gili agonija. Matuositės batus, pasitarkit su gydytoju ar vaistininku. Bet tiesiog pavaikščiokit bent keletą kilometrų, kad įsitikintumėt, kad jie sukurti jums. Nes šitie batai sukurti nebent šetonui. O aš tai gengeliuks. Į kelionę vėl. Na 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 na.
Prisiminus tą naktį palapiniai, tai mane net nukrato širpuliukai. Pati atmosfera buvo visai faina. Girdėjau tuos keistus paukščius sutemus. Bet žinot, pati palapinė, tai jautėsi lyg gulėčiau karste kokiam. Ir ypač, kai ryte pradėjo lyt, jinai tokia subliuškus buvo, kad tikrai klaustrofobiškai jaučiausi. Visom galūnėm bandžiau pasiekti ten gale palapiniais kuprinėje esančią. Kitą kartą reikės 4 vietę pasimti. Nu, čia jau kažkokios džiunglės prasideda. Įvairiausi garsai. Matau ir pėdsakus. Man atrodo, čia daugiau šansų ras Nesę negu ežere. Bet jeigu nusikelt kelius šimtus tūkstančių metų atgal ir jeigu aš būčiau tas žmogus dabar grįžęs iš uogavimo, grįžtu su krepšiu uogų, pravaikščiojęs visokius trasas, grįžtu ir sakau, hebra, žinot ką? O kas jeigu užsidedam kokį nors odos sluoksnį ant savo pėdų? Tada nedurs daiktai. Tiesiog galėsim vaikščiot ir nekentėt. Ką jūs į tai? Man atrodo, būčiau iš karto paskirtas vadas genties. Iš karto. Ir tada jie išrado tuos batus, kad po kelių šimtų tūkstančių metų bičas eitų tiesiog kažkur prie Lochneso ežero ir neštųsi batus rankoje. 3 kilometrus per džiunglės. Žinot, kas man juokingiausia? Kad aš jau nuo pat pradžių apie šitą situaciją nuspėjau, lyg žinodamas. Mano pėdos kaip dešrelės šitose batuose. Prisiekiu, aš tikrai nesurežisavau viso šito. Aš tiesiog, kaip čia dabar pasakyti, kaušo žodis jau užimtas. Aš tiesiog vėpla. Nu ką, teks apsisukt. Man atrodo, sekantis žingsnis jau būtų valgyt uogas, pakeliai rastas. Grynas požymis žmogaus, su rimtai susigundęs. Galbūt skambėsiu kaip hipsteris, bet vaikščiojimas basam tam tikra meditacija gaunasi. Dabar jau kokį pusvalandį einu basas ir žiūrau vien į grindis, norėjau sakyti. Gamtos žmogus. Tiesiai ant pievos vaikštau. Ir ne tik, kad aktyviai galvoju, kur toliau dėt koją. Ir pagalvojau, koks vis dėlto didelis aš, kaip žmogus. Kiek daug mažų gyvių ant žemės. Kiek daug lapų nukritusių, kur irgi tam tikra gyvybės forma. Jaučiuosi didelis. Spėkit, kas užsidėjo batus. Paskutinės 20 minučių kelio. Jaučiuosi kaip pavartojęs narkotikų. Einu kaip stereotipinis senukas dabar. Tik trūksta to, žinot, kur pasiremt būna. Su 4 su ratukais būtų super. Super būtų. Dabar važiuočiau kaip su Maksimos vežimėliu. Pasispirčiau į priekį. O dabar kitos naujienos. Užsimoviau batus. Maniau bus vėl kelias. Paeini 20 metrų. Trasos nukrypimas.
Mano pėdos dabar tokios šnekasi. Pala. Kodėl jūs vėl užsidėt tuos batus? Man nuo tų batų sukilo spaudimas. Nu, literaliai, nes mane spaudžia labai. Ai, tu savo, juk man viską skauda ir vėl užsideda tuos batus kitą koją. Jo, žinau. Nu ir glušas jis. Aš nesuprantu, kodėl mes jį kas 4 metus renkam. Nežinau, kokį video įrašo pavadinimą uždėti. Galvoju apie einu per Loch Nesą su per mažais batais. Skauda. Arba kaip sukelti savo kančią. Instrukcijos nuo A iki Z. Arba ieškau Loch Neso pabaisos. Pabaisos neradau, bet radau 18 pūslių ant pėdų. Na štai, ežero pabaiga. Noriu ten. Kažkaip man jau kyla iš širdies melancholija, kad ši kelionė eina į pabaigą. Nu, nebent ištiks dar koks stebuklas ir pro tarpuką išvysiu Nesės galvą. Tai ką, šį kartą Loch Neso pabaisos neradom. Bet ir tai reiškia, kad ji neegzistuoja. Nežinau, galbūt Loch Neso ežeras irgi buvo užsidėjęs kaukę, kurią suformavo visuomenė. Turistiniai skelbimai ir ežeras apsupta mistika. Ir turbūt Loch Neso ežerui gan sunku patenkinti žmonių lūkesčius. Juk joje turėtų būti didžiulė paslaptinga pabaisa. Galbūt Nesė egzistuoja. Galbūt tai tik žmonių sugalvotas mitas. Bet kas aš toks, kad sakyčiau jums, kuo tikėti ir kuo ne. Bet ką tikrai norėčiau pasakyti, tai tikėk savimi, o visa kita sukris automatiškai. Noriu padėkoti savo kairiajai bei dešiniajai pėdoms už sunkų darbą šias 2 dienas. Noriu padėkoti toms avims, kurios nesuvalgė mano palapinės. Kažkas supranta humoro jausmą. Ir mano kroksai, kai man jį labiausiai reikia. Rojus ant žemės. Kodėl? Nes čia yra mūsų tikslas. Paskutinė stotelė pasiekta. Jeigu Loch Neso ilgis yra 36 km ir aš nematau su žiūronais jo galo, tai vadinasi, kad žemė yra apvali. Tad įlinkis. Žiūra ir žemė eina taip. Ir čia kažkur yra Loch Neso pabaiga, o čia pradžia, tai tu kai žiūrai nematai, nes įlinkis. Patyrusio keliautojo taisyklė 114. Žemė yra apvali. Nu ir dienelė. Aha, taip ir galvojam. Man atrodo, man priimtina čia atsisės šį kartą. Bet tik šį kartą. Nebent nusipirksiu bembą dar kažkada. Kodėl jis atrodo, lyg čia jo rajonas būtų? Tas bernų kambario kvapas nevėdintas.
Mes dar susitiksim, Nese. Mes dar susitiksim. Girdi mane?